Sveiki, šeštadienio popietė ir mes lėksim pasivažinėti. Tos 4 dienos, kai aš dirbu čia, vairuoju, tai išsitrina iš mano verslo vystymo, bet kas sekat žinot, kad aš jau bandžiau išeiti iš darbo, tai buvo iškart po COVID-o, išėjau 3 mėnesiam ir po to teko skambinti atgal, sakyti, kad priimkit, nes nesudūriau galų. Vietoj šitų 4, ką aš atvairuoju, aišku, galėčiau dirbti pas save tenai, bet kadangi pasaulyje situacija tokia, tai rizikuot kol kas nenoriu. Šiaip planuočiau vėl pabandyti išeiti, bet kiek visi suprantam, kad kainytis stoja vėl šoktels į viršų. Žodžiu, reikia laukti, kas bus, kaip čia vyks viskas. Kol kas klientų yra tikrai, prekyba nesustojo, viskas kaip ir turi būti. Aišku, dėl šitokio oro tai biški kaip ir pristoja dieną. Bet kai vakaras ateina ir vėl žmonės sėda prie kompiuterių ir daro užsakymus. Tai va toks mažas update'as. Jau virš 2 savaičių keliu kasdieną, tai nelabai noriu praleisti to stryko, žiūrėt, kur čia toliau mane nuves. Followeriai stipriai sumažėjo nuo 1 savaitės palyginus. Ačiū, kas laikinat, šėrinat. Vis dar keista šnekėti su savim, bet tikiuosi greit pramušim. Šiandien turbūt jau nieko nebeįkelsiu, nes kol nuvažiuosiu į pirmą tašką, tai jau bus biški aptemę, tai žinot, kad tamsoj reik ne tik tokus vartyti, o miegot. Geros jums dienos.